Sekmadienio vakarą Vilniuje Rinktinės ir Šeiminiškių gatvių sankryžoje susidūrė BMW ir Toyota. Po smūgio BMW dar rėžėsi į stulbą ir sudaužė šviesoforą. Taip po eismo įvykio atrodo automobilis BMW. Visą tai įvyko Vilniuje, Žirmūnuose, štai priešais generalinę prokuratūrą. Įvyko avarija, susidūrė štai šis BMW ir dar vienas automobilis Toyota stovi kitame gale. Na ir po smūgio BMW nukirto stulpą su kelio ženklais ir suniokojo šviesoforą. Šviesoforas veikia, bet jį reikės, aišku, remontuoti, keisti stulpą. Na ir visą tai vyko sekmadienį apie 18:30 minučių šitą avariją nutiko, o po to, po susidūrimo, vairuotojas spruko. BMW vairuotojas pabėgo, policijos pareigūnai patikrino apylinkės, apvažiavo ir visai netoliese kažkur surado vairuotoją, paaiškėjo, kodėl jisai bėgo. Patikrinus jo girtumą, vyras įpūtė beveik 1,5 promilės. Neatmetama, kad jis galėjo būti išgėręs ne tik alkoholio, bet ir pavartojęs narkotikų ar psichotropinių medžiagų. Todėl nutarta jį nuvežti į ligoninę, ištirti jo kraują. Buvo atvykę ir ugniagesiai gelbėtojai, nes buvo pranešta, kad iš automobilio rūksta dūmai. Tačiau greičiausiai rūko aušinimo skysčiai arba techniniai skysčiai, tepalai, nes žmonės nebuvo prispausti ir automobilis nedegė, todėl gesinti nieko nereikėjo, tik atjungti akumuliatorius ir patvarkyti eismo įvykio vietą nuo šūkio. Nu, čia mėtosi kelio ženklai, Toyota Corolla automobilis, sudaužytas matosi automobilio galas, taip pat ir priekis nukentėjęs mašinos. Taip pat buvo atvykęs ir BMW savininkas, papasakojo, paaiškino, kad perdavė mašiną savo draugui, vairavo automobilį jo draugas, bet už tai, kad automobilis buvo perduotas neblaiviam žmogui, taip pat gresia administracinė atsakomybė. Gali tekti mokėti baudą, nežiūrint to, kad iš mašinos liko irgi nedaug. Automobilis bus išvežamas į aikštelę, kur saugomi policijos sulaikyti automobiliai, o per eismo įvykį nukentėjo ir Toyotos vairuotojas.